Anekdotas vaikščiojo, kad sako, kada lietuviai užims pirmą vietą Eurovizijai. Sako, kada bus pasaulinis įšalas, visi išmirs ir paliks tik tai lietuviai. Ir lietuviai darys Euroviziją ir jie bus pirmi. Jo, tai kalbant apie Euroviziją paskutinę, jau dabar, kurią siunčiam, Nu, dainą mes matėm girdėjom. olimpiadą. Tai čia nieko nesiskiria. Nieko nesiskiria paprasčiausiai. Nežinau, ne man spręs, čia galvoju, kad yra, aš nenoriu, sakau, atsidurti aklavietėje, nes visą laiką mes tėvams sakydom, jūs nieko nesuprantat, čia dabar reikia tokios muzikos. Mes augom prie Pink Floydų, Rolling Stone'ų, Beatles'ų ir panašiai. Ir jiem ta muzika irgi atrodė tokia velniška. Galbūt. Dabar paprasčiausiai čia kiekvieno skonio reikalas, bet aš negalvoju, muzika vis tiek turi likti muzika. Tai neturi būti kažkokie tai madų demonstravimai.